O, atskuodžia autobrolis. Kas buvo? Blogi keliai. Geri tie keliai. Vasaro. Jo. Trečias ralis, trečias lietus. 3 iš 3 kol kas. Tai rytoj neliūs jau? Nu, rytoj ne, bet vėl trasas nebus, kad sausas. Tai ką, važiuojam. Jemam žvėrį. Tu su tuo žvėriu? Kodėl? Savo audinę noriu reikia daryti? Gali. Nu, gali. Nu ką, žirgai pagirdyti. Mūsų neremėjų degaliniai. Egiukas kažkur strigęs. Kavinukas. Nu viskas, dabar seki manęs, nieko nebegrybauji. Atsimeni, kas dar čia buvo? Kur? Ką tik. Dėl ko? Ai. Tiek daug išvardinai, kad išsidirbau šiandien. Jėda. Duok, kad viskas. Gerai, užtektų. Nu, aš biškai per daug pripyliau degalų. Važiuojam toks rodys dabar. Nu jo. Nu, bet nusivažiuos, bus gerai gal. Dar taip nebuvę, Egidijau. Laiku, neskubėdami, turim net laisvą laiką. Šį sezoną, aišku, taip nebuvo. Šiaip tai yra buvę. Tai ką, žinau, viskas gerai, apart dizelę, kur uždūmė ką tik. Atvykom be nusiskundimų. Kaip, tu nusiskundėjai kažkuo? Jo, net kažkaip keista važiuot lėtai. Nu, tai va, sakau, neskubėjom. Gerai, einam dabar į administracinę. Ai, tai palagi, nepasakiau, kur mes čia atvažiavom. Tai kas yra trečias mūsų mineralio čempionato etapas. Rali Trakai. Vėl kaip ir Rali Kupiškis. Skemina ir apgaudinėja žiūrovus. Tikisi visi, kad atvažiuos į miestą, ten bus fainai. O čia va, Onuškiai viskas. Kaime kažkiam. Miestelį gal neįžeisiu. Tai jo, tai gaila, aišku, vėl, kad ne miestė kaip Kupiškį. Trakuose čia iš vis būtų bombastik, jaučiu ten įspūdingai kurorte turėtų rodyti sportinės mašinas, bet nu, turim ką turim. Turim vėl prilytas trasas, tai bus tikrai šlapia, nes merkia ilgai. Tai rytojus kažkiek išdžius, bet panašiai bus kaip Kupiški, tik tai, kad nebus, nėra čia, kiek žiūrėjau trasas iš dangaus, tai nėra tokių miškingų vietų, gal tai tas žvyras gal tvirtesnis. Tai turėtų būti tiesiog kaip Kupiški tas 5-7, gero grunto grožas. Žiūrovom vėl gerai, nes nedulkės ir bus labai smagu žiūrėti viską. Nu tai ką, mes renkamės daiktus, einam į Adminę. Grįžo, reikia mašiną nuo kelinto laikų. Reik čia daugų. Nuo 2-3 metų. Tai jo, dabar administracinė, tada iškart techninė neužilgo ir susirašymai. Tai šiandien visus tos formalumus susitvarkom, o rytoj jau. Tada grįžtam į Kauną, tada pamiegam, grįžtam čia ir gazuojam jau. Va, kiek daug žmonių laukia. Laukia visi. Nes dabar nemėgim, tai čia visai. Nu, va, viskas sutvarkyta su abuku. Techninė komisija labai greitai. Numeriukų net nereikėjo klijuoti ant langų. Nes gavom tokį patį vėl mes numerį. Va, Trakų visai gražus lipdukas ant kapoto. Tai paliekam čia kažkur. Onuškyje gal nepavoks, o prie vaikų aikštelės. Gal nieko nestiks jam. Varom susirašinėti. Startuojam. 60 dešinys 5. Kairys 3 metą. 60. Kairys 4 ilgas. Taigi vykdom susirašymus, turėtų tuo Ravinskiai atvažiuoti pasiklydę. Prieš tai šiame ruože saulutė švietė jau. Buvo labai gražu. Pats ruožas tai siaubingai pavojingas, bent jau pradžia. Tai jo, gaila, kad paskui pabaiga tokia. Paties sumais, tai tas visas įdirbis, ką mes, jeigu pavyks kažką gerą padaryti pradžiai, tai subliuks biškį ant galeko, nes ten reikia pasisaugot.
Nu, bet ką, žiūrėsim. Dar nevažiavom 6-8, irgi toks atrodo pasuktas iš Mapsų. Tai dabar kartuojame šitą ir bus matyti. O, kad rauna. Važiuokit. Zdaro, pirmi varėt, tai jau turiu praleist dabar. Antrą kartą? Aha, a jūs pirmą? Numatas. Tai reiks palaukti. Tai varyk. Aš ir, ką žinau, iš lėto varysiu, filmuosiu ir varysiu. Nes čia nėra kur skubėti šitam. Baisus, pamatysi, belekas. Pradžiai tai belekas visiškai. Gers ar? Per gers. Su Luku kalbėjom, tai sakė, kad... Per gers. Paskui ant galo gaila, ten mums ne kažką bus ten. Bet pradžia tai. Dešinys 3, į kairį 3 leit. Baigti susirašymai. Tai ką galiu pasakyti, 6-8, nepermušė 5-7. Tai toksai, toksai siauras. Žiūrovom nėra kur žiūrėti. Driveriam reikia nepadaryti klaidos, per greit tiesiog netvažiuoti į tam tikrą posūkį. Ir viskas gerai. Tai varom dabar pasiimti automobilio ir varysim į Kauną. Nupiso bulkelą. Va, koks turmanas man iškalbus. Tai labas rytas iš automoto parko, kur gerieji žmonės priglaudė mūsų Sabą. Ir ne tik mūsų, va, daugiau mašinų. Tai pranakvoja. Reikia pasimti raktą, pažiūrėti, ar užsikurs. Ar užsikurs. Visų pirma, ar atsirakins? Tūkšt. Tai ką, miego buvo normaliai. 6 valandas, tradicinis toks ralio miegas. Nugarą biškį skauda, normaliai nėra labai išsimiegota, bet... Nu, tai kas geras, oras geras. Nėra, kad labai sklandžiai, bet užsikūrė, dirba. Tai dabar varom iki Onuškio, įsikūrėm serviso zoną. Nu ir 11 išjundam link Grandavės, kur startas prasidės. Dar prieš startinę zoną reiks pastatyti mašinas. Tai va. Į Grandavės centriuką atidėjom. Dauž bananą, egi. Labai lievai. Sabonis pastatytas. Kaip ir visi kiti, jau beveik strinkę. Tai eisim dabar pavėdint galvas. Ir čia ruožas prie pat jau bus 1-3. Ką žinau, ką daugiau čia pasakyti. Dar norėjau biškį priekinę važiuoklę paleidžiu žemyn iš amortizatorių, bet užmiršau ir nebespėjau. Tai bus kaip bus dabar. Tai yra žmogus, kuris sako, darom. Tikėti sėkmės Lukui, kad tai nebūtų pabaiga, kad tai būtų tiesiog vienas mažas žingsnis. Ir tai, žinot, ir politikai turi ambicijų. Tai tikrai pasakysiu, planuoju ir aplenkti Elektrėnų ralį. Tai Lukai, su tavo pagalba tai padarysim. Tai sėkmės jums. Ačiū tau. Tai ką, išjudom į pirmą greičio ruožo startą, laikykit kumščius ir susimuojasim trasoje. 22 numeris, nereikėjo lipdukų net perklėti šitų, nes ir Kupišky buvo 22 numeriukas.
Tai pralėkė pirmą ruožą, tai labai jautė su šitom nesąmoningam padangam nudroštom. Tampė mašiną visiškai. Nu, bet kažkaip. Tai dabar slėgį pasidariau, biškai dar pasižemiau, nes sukyla ir atakuosim asfaltinį ruožą. Bus įdomu. Ponas Tanaidis eina. Kaip Egidijau vertinė pirmus du? Nu, tokie neužtikrinti dėl padangų, tai ir jaučias biškai, kad gal. O asfaltiniai tai šiaip įdomus, visai. Tipo, biškai Lenkiją priminė. Nu, tas servisas nereikalingas iš tikrųjų, nes ruožai labai paprasti. Pirmas virnis irgi toks keli posūkiai. Asfaltė, nu, tai irgi ten nelabai sugadinsi tą mašiną. Jau tiesiog gedimas turi būti kažkoks. O jo, tai tą servizą tokį tiesiog prakimarinam, palsėjom. Ir dabar į antrą kartą tuos kartosim, tai žiūrėsim. Jo, padangos, tai jo, jaučias, kad asfaltui gerai, visai labai gerai, o paskui ant pažvyrę, tai laukia baisiai mašiną, nu. Bus matyti, kaip čia dabar antrą kartą. Jau bus provežų. tą mikrofoniuką laiky prie savo snukę. Prie savo snukę, sako. Tai pakomentuok, ko bėgi. Čia per tokį vėją net nesgirdės. Paklaus, ką darysi? Tai man atrodo akivaizdu, ratai išmėtyti visur. Tai ką šitie nepatiko tipo? Patiko pirmos ruožuose. Pirmam nelabai, bet asfaltiniam labai gerai. Kalbėkite tai į mikrofoną. Labai, žinok, viskas girdės. Tai dabar grįžtam keliam. Susimainam ratus. Kaip priklauso, kad galėtume 5-7 įpurtis kruopų vaikinam iš SGC2. Neturit variklio pagalio. Nu, va toks servisas. Einam valgyti, dar kem minučių liko.
bet reikia jau viską padarėm. Tas pastatėm automobiliuką į uždarą parką. Dar čia mažai tik tai yra automobilių. Tai ir tai anksčiau laiką pastatėm, kaip ir sakiau, viskas gerai, jokių gedimų kol kas. Tikėkime ir toliau, tas 4 ruožas be gedimų. Tai dabar toliau ilsėtis, kur dar turėsim ilgai poilsio, ne? Kiek dabar reikia čia? Turėjom jau kiek minučių dabar. Valandą kiek? Nu, jo, daug. Tai va, kol kas vienas geras. Nu, prabudęs. Girdi? Susikaupiam baisiai. Ką? Susikaupiam baisiai. Tai gerai, žiūrėk, tai gerai. O, matai, ne? Ką? Nu, užmėgstam tavo visą? Jo, užmėgstam. Girdės. Dar jau. Nu, baisiai, tėkiš. Nu. 3 sekundės. Tai ką, tiesiogiai po 5 ir 6. Bet 6 gal labiau net prisidarėm kažkokių kliurkyčių. 5 tai gražiai suvažiavam. Tai dabar trumpas serviziukas, 3 minučių, negi? Tai reikia pasižiūrėti, važiuoklė kažkokia įtartinesnė dabar jau. Pirmi buvo kaip sviestas tie ruožai, dabar jau jaučia sabas, kad kažkas pravažiavo, kažkas įvyko. Bet kol kas nieko nematau blogo. Tai kągi, paliekame servizą paskutinį 3, 30 minučių turėjom. Tai irgi apsižiūrėjom, nu, nieko neradau važiuoklį. Tai viskas gal gerai bus. Dabar turim 11 sekundžių persvarą prieš 4 vietą, pakilom į 3 vietą. O priekį Jončas su trumpeliu pabėgo, man atrodo, ten 17, kiek tu žiūrėjai, 17 sekundžių. Maždaug. Nu tai vėl, nelabai ten mes ką jam padarysim. Reikia dabar tiesiog neprisicirkinti ir išlaikyti 3 vietą. Nesugadinti sabo.
sudėtinga situacija. Tai jie žino. Nežino, kad ten. Ten šikanas jau sunkiai pravažiuojamas toks. O, fanai iškart prisireiko, tėvai, atčiagi finišas. Vos, buvo reikalų. Septintą kartodami, o vėl Vilspotai darbą padarėm. Bet oras neišėjo, bet žodžiu. Finišas pasiečias. Įspėjau. Su finišu. Nu ką, Gidukai, užtarnautas maistukas. Už antrą vietą galimai. Užkrintas. Skaičiausi Arnoldas Kliuka ir Mečislovas Grinkevičius. Ir tai yra retro klasės nugalėtojai, dar kartą garsiai paplojam. Tai ekipažas, kuris prieš kokį mėnesį pas mane parke prisuko kokius 2 mineralius per 2 valandas. Tai Paulius Butmanas ir Egidijus Gelūnas, autobroliai ex autoralis. Taigi ekipažas, kuris važiuoja su Saab automobiliu, šaunuoliai. Ir pirmoji vieta SGC2 klasėje. Taigi patys skaičiausi SGC2 klasės nugalėtojai tai yra Erikas Jončas ir Orestas Bagdonas, Rally for Fun komanda. Taigi dar kartą garsiai paplojame SGC2 klasės stipriausiai. Ką, uždarom. Trakus, Rally trakai. Sėkmingai, per daug sėkmingai. Nepavyko trumpelį 7 ruožė, ten nepasisekė. Turėjo reikalų, tai žodžiu, gavos, kad šoktelėm į antrą vietą. Parodyk, ką davėm už antrą vietą. Kokį bliudelį. Tai va, turėjom, aišku, savo ten reikalų. Va, koks. Antrą vietą, gražiai per kamerą žalau. Ir jo, tai 7 ten po finišo pagalvojau, mačiau kolega keitėsi ratą, galvojau, blemba, po kėdainių toks pasitikrinti irgi, nes, buvo jau gerų vietų ten su akmenim. Sustoju, pasižiūrėti nieką, paskui atidžiau priekinį ratą, lūžimas. Tai sprendėm keist, galvojau dar nekeist, ir paskui pakeitėm. Tai jo. Paskui dar vienas kolega su BMW ten, paskutiniam ruožė ant gesinimo zonos užsiskersinės, tai galvoju stryksim ten, nes siaura, taip ir nėra kur pravažiuoti, bet pasisekė, kad buvo kur pralėkti šonę, tai daug nepraradom. Ir finale ir apgynėm ir šiaip pagal save tą 3 vietą, bet va dar kolega padaunojo 2, tai džiaugiamės. Ačiū. Manau, gerai varėm savo tempų realiai, tai... Jo. Gazavom. Kaip ir norėjom, tai kad lietųsi tas 5-7, tai taip ir gaus. Nebuvo nei ir skaitimas gerai, ir vairavimas, ir nei jokių ten klaidų. Labai gerai buvo. Finišas tik buvo arčiau netikėtas. Kuris? Jo, biškai, susirašėm blogai. Per daug ruožų susirašėm. Toks geras buvo, kad toliau rašėm. Tai po finišo nelabai supratom, ar tikrai finišas, nes prisirašė dar ten 3 posūkius priekį. Žodžiu. Va, kolegas, sveikinimas finišą. Tai va, ačiū autobroliam, Aimspoda, Vilspotas ir jum, kas seka žiūrit. Ir iki Šilalės atrodo. Šilalės raliukas. Iki Gidukai ir iki jum. Dar reikia Saabą susirinkti. Va ten kažkur tai raudona šviečia spalvelė.